Labadiena, malonūs Valdovų rūmų muziejaus bičiuliai, garbiosios ponios, garbus ponai. Šios sutinkamos knygos šiandien autoriai, teksto autoriai, leidėjai. Iš tiesų, knygos sutiktuvės yra šventė. Tai šiandien sukvietėme jūs norėdami pasidžiaugti nauja įstabia knyga, atveriančia mums tikrai labai svarbu ir reikšmingą Vilniaus ir visos Lietuvos istorijos paveldą ir tai, kas buvo užfiksuota vaizduose. Taigi šiandien sutinkame parodos, kuri mus visus džiugino praėjusiais metais ir šių metų pradžioje, tarp būties ir atminties senieji Vilniaus pilių vaizdai katalogą. Prie to katalogo rengimo dirbo daugybė žmonių, mes šiandien juos ir pakalbinsim, kai kuriuos paminėsim ir visiems padėkosim. Bet pradėti šį vakarą norėčiau XIX amžiaus poetės Karolinos Praniauskaitės eilėmis. Gedimino miestas tai atminties lobynas, narsumo ir dorybių amžinoji sostinė. Tautos šventovė, kilnių sūnų motina ir mūsų dienomis ir seniaisiais amžiais. Apie tai, kaip atrodė Vilnius, Lietuvos sostinė, mūsų širdis valstybės senaisiais amžiais, šiandien ir kalbėsime ir apie tai, kas yra pristatyta šiandien sutinkamoje knygoje kataloge. O apie šią knygą, kurios vaizdą matote ir ekrane, ir priešais jūs, ir kurią galima įsigyti šiandien ypatingą pristatymo kainą, šiandien kalbės knygos sudarytojai, teksto autoriai ir recenzentės. Taigi, šiandien dalyvauja mūsų pokalbėje Valdovų rūmų muziejaus generalinis direktorius daktaras Vydas Dolinskas, akademikė daktarė profesorė Rūta Janonienė, knygos sudarytojos, Valdovų rūmų muziejaus darbuotojos Rita Lelkauskaitė Karlienė ir Gabija Tubelevičiūtė, ant kurių pečių ir gulė visas tas didysis tiek parodos rengimo techninis darbas ir ne tik techninis, bet ir knygos parengimo darbas. Na ir žinoma, kaip knyga, atsiprašau, be išorinių vertintojų, nes jeigu norime pristatyti tikrai solidų leidinį, tai būtinai reikia, kad kas dar iš šalies jį žvilgteltų, o tokią misiją paprastai atlieka recenzentai. Tai džiugu, kad įvertinti knygos rankraštį sutiko. Na ir spaudai ją palaimino knygos recenzentės daktarė Lina Balaišytė iš Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir docentė daktarė Rasa Butvilaitė iš Vilniaus dailės akademijos. Taigi tokia solidi šiandien pokalbininkų kompanija. Šiandien bandysime ir aptarti knygą, o prieš tai dar ir buvusią parodą. Ir tai, koks kilo sumanymas, kodėl reikėjo tokios parodos skirtos Vilniaus pilių vaizdams, koks buvo pirminis sumanymas ir kaip jį pavyko įgyvendinti, geriausiai žino, žinoma, Valdovų rūmų muziejaus generalinis direktorius, kuris buvo prie tų, kasgi kitas galėjo inicijuoti tokį milžinišką projektą. Tai apie tas pirmasias idėjas ir kiek pavyko ir kodėl reikėjo ir parodos, ir šio šiandien pristatomos knygos. Pirmasis klausimas daktarui Vydui Dolinskui. Tai kodėl ir kam visa tai? Labas vakaras, labai ačiū susirinkusiems, ačiū Ramūniai, ačiū mieloms kolegiams. Taip, tai, kaip čia pasakius, yra keletas tokių priežasčių, kodėl tos parodos reikėjo ir kodėl jos reikėjo pernai. Šiaip jos reikėjo prieš 20 ar 30 metų, bet tada tokios parodos surengti nebuvo įmanoma. O pernai, kaip žinom, šventėme Vilniaus miesto jubiliejų. Tai turint galvoje, kad nuo Vilniaus pilių ir, kaip rodo ankstyvieji mūrai, būtent nuo Valdovų rūmų teritorijoje buvusios mūrinės pilies iš esmės prasidėjo Vilnius, kaip sostinė, kaip valstybės centras, tai tarsi buvo visiškai natūralu surengti parodą, kurioje būtų galima pristatyti ar gyvai, ar kai ko, jeigu negaunant
gyvai, tai faksimilių pagalba pristatyti visus tuos vaizdus, kuriuos šiandien žinome ir gal paskatinti tolesnį tyrinėjimą ir domėjimąsi būtent mūsų valstybės centrų, istorinių centrų ir iki šiandien esančių įvairialypių mūsų valstybės centrų. Kitas galbūt toksai tikslas, kuris brendo tikrai labai ilgai, jau, kaip minėjau, kelis dešimtmečius. Čia matau tarp mūsų ir Valdovų rūmų paramos fondo lyderius ir architektus, kurie projektavo Valdovų rūmų atkūrimą. Tai tikrai visi tame procese dalyvavę puikiai žino, kad buvo labai daug įvairiausių diskusijų, tame tarpe tokių teiginių, kad rūmai atstatomi iš saldainių dėžutės viršelio ir taip toliau, kad yra tik 2 ar 3 Smuglevičiaus paveikslai ir nieko daugiau nežinoma apie rūmus ir taip toliau. Tai yra tikrai netiesa. Aišku, daktarės Rūtos Janonienės straipsnis jau 2006 berods buvo paskelbtas šaltinių tyrimo knygoje, bet aišku, kai kurie oponentai, kurie tokius dalykus teigia, ar kad rūmų niekam nereikėjo nuo 17 amžiaus vidurio, jie kitų tekstų paprastai neskaito. Tai ir knygų taip pat nevarto. Tai tiesą sakant, turbūt, kad net jeigu prieš 20 ar 30 metų tokią parodą būtumėm surengę, tai jie parodos būtų nepastebėję ir šitos knygos turbūt būtų nevartę. Tai klausimas, ar tas tikslas, kurio taip irgi tokį vieną iš jų turėjome, paneigti kai kurias legendas, ar jis būtų buvęs pasiektas tuo metu. Bet aišku, architektai mūsų tyrinėtojai daugelį tų ikonografijos šaltinių žinojo, jau atkuriant rūmus, ir dabar tik tai tiesiog gali pasitikrinti, kad iš esmės viskas padaryta gerai. Tame tarpe rytų korpuso langų ritmas, apie kurį irgi kai kas kėlė daug visokiausių hipotezių ir taip toliau. Tai va, tai žodžiu, manau, kad tarsi tokie 2 svarbiausi akstinai buvo. Aišku, pavyzdžiui, mums Valdovų rūmų muziejuje kartais irgi susiduriant su tokiais teiginiais, kad ypač kokiam 19 amžiui tikrai niekam nereikėjo, rūmai buvo užmiršti. Na tai tiesiog reikėjo surinkti vieną vietą visą tą ikonografiją, kad pamatytumėm, kad yra keliasdešimt skirtingų, kartais viens nuo kito nusipiešiančių, kartais truputį originalesnių atvaizdų, kurie prisimenami ir jie buvo reikalingi. Tai va, tai šita knyga tai akivaizdžiai, taip sakant, irgi galės paliudyti. Tai Ramunė jau paminėjo čia sėdinčius asmenys, tai aš dar kartą Rūtai Janonienei pirmiausiai noriu padėkoti, kuri mus gelbėjo irgi su savo tekstu ir kitos merginos čia sėdinčios, bet dargi norėčiau prisiminti Marijų Zorką, kuris daug organizacinių darbų nuveikė, Tomą Zarankaitę, Margienę, kuri irgi prisidėjo prie parodos rengimo ir formulavimo etikečių ir taip toliau, Ramunė Šmigelskytė Stukienė, prisidėjus ir prie struktūravimo šitos parodos. Na ir va čia yra Saulius Marteckas su Gediminu Akelaičiu, kurie suteikia tam tikrą vaizdą šitai knygai, sakyčiau, visai neblogą. Tame tarpe greta bendrų vaizdų yra ir daug fragmentų, padidintų vietų, svarbiausių vietų žemėlapiuose ar vaizduose, kur galima kažkokias svarbės detalės išvelgti ir taip toliau. Aišku, noriu padėkoti premjerei Ingridai Šimonytei, kuri jautė pareigą, kadangi objektas svarbus, paroda savo turiniu svarbi, globoti šitą parodą, parašyti įvadą, domėjosi šitą parodą, tikrai buvo joje ir taip toliau. Ne kiekvienas globėjas užsuka į savo globojamą parodą. Aišku, Lietuvos vyriausybės kanceliarija prisidėjo finansuodama ir parodą, ir knygą, kaip ir mūsų draudimo bendrovė BTA. Na, o kaip minėjau, tai buvo Vilniaus 700 metų sukakties projektas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį keletą dalykų, kurie ir knygoje labai ryškiai atsispindi. 2005 metais Vavelio karališkoje pilyje, kuri šventė 100-metį nuo atgavimo iš Austrų šitos pilies, buvo surinktos net 2 parodos panašaus tipo, skirtos ikonografijai, senai ir naujesniai, romantiniai ikonografijai. Jos irgi buvo tam tikra paskata ir tam tikras kelrodis ir mūsų parodai surengti. Tiek mūsų parodoj, tiek šitam kataloge, ne tik pilims, Vilniaus pilims apskritai, bet pirmiausiai vienam svarbiausių objektų, kuriame mes ir dirbame ir šiandien susitinkame, tai yra Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijai buvo skiriamas svarbiausias akcentas.
Norėčiau atkreipti dėmesį, kad 18 amžiaus pabaigoje, yrant valstybei, galima sakyti, atsiranda toks pliūpsnis, nors iki tol ta ikonografija gana skurdoka, staiga atsiranda pliūpsnis vaizdų. Ypatingai daug tų vaizdų, kaip minėta, 19 amžiuje, tada, kada nebetenkame rūmų ir daugelio kitų objektų Vilniaus pilyse. Ir čia turbūt, kaip ir gyvenime būna, suvoki, ką prarandi tada, kai jau to nebeturi daiktą. Ir tai vėlgi ne tik Vilniuje taip yra, bet pavyzdžiui, ir Vavelis, kuris buvo prarastas kaip karališkoji rezidencija ir tapo austrų kariuomenės kareivinėmis, irgi išgyveno štai tokį atminties renesansą XIX amžiuje. Ten, aišku, Lenkijai, kadangi liberaliausias okupantas užėmė tą dalį Respublikos, tai aišku, ten visai kita situacija, ten galėjo laisvai piešti, kas ką norėjo ir sakyti iš esmės, ir nieko už tai nebūdavo. Pas mus buvo šiek tiek kitaip, tai aišku, kad tai atsispindėjo ir toje matyt ikonografijoje. Taigi, žodžiu, ypatingai tas XIX amžiaus skyrius, kaip minėjau, ir paneigia pirmiausiai šitos mitus, kad niekam tų rūmų nereikėjo, visi buvo užmiršti ir taip toliau. Priešingai, atsirado net tokių įvardinimų, kurių nebuvo istoriškai naudojama, stengiantis pabrėžti jų reikšmę, tame tarpe buvusios abiejų tautų respublikos galybę, ryšius istorinius, pavyzdžiui, vadinti rūmai kai kuriuose atvaizduose Jogailaičių pilis arba Jogailaičių rūmai. Tai va. Na ir aišku, galima matyti, kad pavyzdžiui, štai Vavelyje, kaip minėjau, apie 1905 metus atgaunamas tas Vavelis, prasideda restauravimo darbai, visuomenė sujudusi taip toliau, atrodytų mus skiria siena okupantų ar ne, bet Vilniuje viskas žinoma. Ir pavyzdžiui, Kamarausko kūryba, tai negaliu patvirtinti, bet jaučiu, kad yra būtent to laikotarpio 19-20 amžiaus sandūros, kada prasidėjo tas procesas Vavelio atgavimo intensyvus, Kamarauskas pradeda piešti Vilniaus pilis. Tai turbūt yra Vavelio inspiracija, juolab, kad prisiminkime Žalgiris, kai buvo švenčiamas 1910 metais, Vavelį Krokuvoje labai iškilmingai ir prabangiai, Vilniuje to nebuvo galima taip plačiai daryti, bet Vilniaus katedroje ir aplink bažnytinės struktūras Žalgiris irgi plačiai buvo paminėtas. Ir spaudoje tame tarpe ir daug kur kitur. Na ir dar, sakyčiau, vienas momentas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, kuris ir kataloge irgi atsispindi. Tai apie 19 amžiaus dar atvaizdų šiek tiek žinojome, bet pavyzdžiui, mums atrodė, ir atsimenu, kai rūmų atkūrimą gvildenome, kad tarsi yra atotrūkis 20 amžiuje. Kamarauskas, o paskui tarsi nieko nėra. Pasirodo, ne. Iki Kamarausko yra ta istorinė ikonografija visai perkuriama, Kamarauskas jau pradeda tam tikras vizijas vystyti, o po to Čaikovskis, Moreliovskis, Landsbergis Žemkalnis, Lasavickas, Kitkauskas ir jau atkūrimas. Faktiškai nėra dešimtmečio, kad rūmai nebūtų prisimenami, fiksuojami ikonografijų ir taip toliau. Taigi, žodžiu, mitas iš tikrųjų šita knyga ir paroda, tikiuosi, bus paneigtas, jeigu kas norės su mitais kovoti arba norės pripažinti, kad buvo kuriami tam tikri mitai. Ta prasme, tikrai negalima sakyti, kad tokių lygmenių kaip Vavelio karališkoji pilis, bet ir šita rezidencija, pilis Vilniaus, visada buvo suvokiami kaip tam tikras istorijos, valstybingumo, istorinės atminties simbolis ir taip į juos žiūrima. Na ir paskutinių sakinių norėčiau labai padėkoti dviejų Lenkijos muziejų, tai Krokuvos nacionalinio muziejaus ir Varšuvos nacionalinio muziejaus direktoriams, tai profesoriui Andžejui Ščerskiui ir profesoriui Lukašui Gavelui, kuris jau nebėra Varšuvos nacionalinio muziejaus direktorius po politinių permainų Lenkijoje, nes jie iš tikrųjų, nepaisant to, kad kuratoriai, restauratoriai priešinosi kai kurių vertingų ir jautrių restauraciškai, tokių pažeistų, ta prasme, turiu galvoj, nuo laiko šiek tiek pažeistų vertybių skolinimui, bet direktorių valia buvo, kad tokia paroda Vilniuje rengiama pirmą kartą, tokia didelė ikonografinė. Ir pavyzdžiui, Smuglevičiaus albumas arba tas kitas Vilniaus albumas su vertingais kūriniais, kuriuos Rūta Janonienė studijavo ir aprašė smulkiai ir labai taikliai.
Tai, žodžiu, tokie dalykai Vilniuje nebuvo ten 100 metų, 150 metų ar dar daugiau. Ir klausimas, ar kada nors daugiau, artimiausių metų kas nors juos veš. Taigi būtent tik tokioj parodoj tinka tuos eksponatus rodyti ir būtent šitų dviejų direktorių valia praktiškai beveik viskas, ko prašėme, viskas atkeliavo į parodą. Ypatingai tos relikvijos dvi, tai yra 2 Vilniaus albumai, ne tik Vilniaus, bet ir Vilniaus albumai, nors vienas iš jų, tai man atrodo, ir pavadintas Vilniaus, nors jis ne tik Vilnius yra, tai yra Smuglevičiaus albumas ir Rustemo Gucevičiaus ir kitų ten turbūt irgi albumas su Vilniaus ir kitais vaizdais. Tai labai ačiū visiems, kas prisidėjo prie parodos ir katalogo. Ačiū daktarui Vidui Dolinskui už tokią įžangą į mūsų šios dienos pokalbį. Ir iš tiesų tada, kada jau subrendo mintis, kad reikia atkurti valdovų rezidenciją, Vilniaus Žemutinės pilies valdovų rūmus, buvo pradėti intensyvūs moksliniai tyrimai, ikonografijos paieškos. Ir viena pirmųjų tuos pirmosius tyrimus savo straipsnėje buvo apibendrinusi akademikė Rūta Janonienė. Ir dabar džiugu, kad surengus parodą ir pristačius daug kitų vaizdų, Rūta sutiko vėlgi naujai peržvelgti tuos tyrimus darytus prieš jau, nežinau, porą dešimtmečių berods, ir papildyti šią knygą naujų savo straipsnių, kuris pavadintas Tarp dokumentikos ir fantazijos – keli žvilgsniai į Vilniaus pilių ikonografiją. Tai dabar būtų tikrai labai malonu išgirsti pačios Rūtos įžvalgas, kągi vis tik pavyko naujo įžvelgti tose eksponatuose, kurie buvo parodoje ir apskritai ikonografijos tyrimuose, kada kalbame apie Vilniaus pilis. Prašau, Rūta. Ačiū labai. Ačiū. Nesigirdi. Turėtų girdėti. Aha, gerai. Dėkui visiems susirinkusiems. Ačiū rengėjams ir ačiū, aišku, už kvietimą apskritai prisidėti prie šito leidinio, nes prie parodos aš niekaip nebuvau prisidėjusi ir iš tiesų buvo man netikėta. Kai buvo paprašyta peržiūrėti savo seną tekstą, truputėlį išsigandau, nes nėra lengva žiūrėti prieš 20 metų savo parašytus tekstus ir pripažinti, kad žinojau toli gražu ne viską, dabar žinau toli gražu ne viską, bet paskiau kažkaip pagalvojau, kad čia yra gera proga man pačiai nedidelius, kad ir tikrai neperverčiančius visą vertinimą aukštyn kojomis, bet tam tikrus patikslinimus, atnaujinimus informacijos įvesti į tą, sakykime, mokslinę apyvartą ir pristatyti savo kolegų atradimus ir pastebėjimus šią temą, kurie per tą laiką buvo pasirodę įvairiuose straipsniuose, įvairiuose publikacijose ir čia buvo gera proga visą tai kažkaip apibendrinti ir pasižiūrėti naujai. Tai aišku, baigėsi tuo, kad aš tą savo tekstą iš esmės turbūt visiškai perrašiau, nors medžiaga nebuvo labai radikaliai nauja. Bet kaip ir minėjo Vydas, ne tai, kad atsirado, bet buvo proga pamatyti savo rankomis, pavartyti kelis albumėlius su Vilniaus ikonografija, apie kuriuos buvau girdėjusi, sakykime taip, ir mačiusi paskiras atskirų vaizdų skanus. O tai yra visai kas kita, negu pasižiūrėti visumą ir kaip tai sudėta ir pasiskaityti visokius ten smulkius komentarus ir visą tą tekstinį apie pavidalinimą. Tai pavyko atsakyti į keletą klausimų, kurie tą 20 metų, sakykime, man nedavė ramybės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pavyko išspręsti Pietro Rosio, tai pasakykime, buvimo ar nebuvimo problemą. Čia, kas gilinosi labiau šitą Vilniaus ikonografiją, ypač pilių ikonografiją, tai žino šitą istoriją. Galiu priminti, kad Pietras Rosis tai architektas, kuris bendradarbiavo su
Gucevičium vėlyvuoju laikotarpiu statant katedrą ir vėliau po Gucevičiaus mirties kartu su Šulciu baigė katedros rekonstrukcijos projektą, dalyvavo įvairiausiose statybose Vilniuje prie įvairių kitų objektų, Aušros vartų, Bazilijonų bažnyčios ir ne tik Vilniuje. Buvo veiklus žmogus ir yra literatūroje daugiau žinoma jo pavardė minima kaip įvairių, tame tarpe ir Vilniaus pilių ikonografijos tokio pirmavaizdžių autoriaus, nes daug kur yra XIX amžiaus prierašai, kad vienas ar kitas vaizdas yra kopijuotas nuo Pietro Rossi. Bet to paties Rosio pačio pirmojo, tai pirmo vaizdo, nuo kurio visa ta plejada kopijų vėliau pasklido, niekaip nebuvo galima iki šiol identifikuoti. Ir glumino tas klausimas, buvo keliamos versijos, čia kai kurios mano kolegės rašė, kad gal iš viso čia yra mitinė figūra, gal iš viso tokio Pietro Rosio nebuvo, kas jau yra tikrai perlenkta, nes jo buvimas, sakykime, fiziškai liudija daug kitų faktų, sakykime, metrikų knygose gimsta jo vaikai užfiksuoti ir jisai stato kitus objektus, ne tik tai piešia Žemutinę pilį. Taip, kad remiantis šitais iš Krokuvos atvežtais vaizdais, kur buvo eilės tvarka sudėti keli labai panašus vienas į kitą Vilniaus vaizdai, pavyko atsekti tą seką ir identifikuoti, dabar žinoma, Rosio pirminį vaizdą. Nesu tikra, ar nebuvo dar pirmesnio, kurio iki šiol nežinom, nes paaiškėjo, kas man pačiai buvo nuostaba sukėlęs dalykas, bet paaiškinantis labai daug aspektų, kad tas pirminis vaizdas, kurį dabar turime, Krokuvoj jis yra saugomas, yra ne piešinys, bet raižinys. Ir tai yra labai labai plonytė linija atspaustas vario raižinys, kuris buvo dauginamas, o kiti dailininkai jį spalvojo kaip norėjo. Ir tie vaizdai už tai yra nežmoniškai panašus vienas į kitą. Ir buvo sunku atsakyti, čia to dailininko ar kito dailininko. Ir pagalvojau šiandien, eidama čia į šitą renginį, anksčiau apie tai nebuvau pagalvojus, kad šitą mintį to raižinio, tokio tam tikros spalvojimo knygutės idėjos pasiūlymas galėjo gimti Rosiui bendraujant su Pranciškum Smuglevičium, nes jie buvo labai geri draugai, tą dabar aš suvokiau, nes šiuo metu tyrinėjau Smuglevičiaus biografiją ir ryšius su menininkais. Smuglevičius buvo Rosio vaiko krikštatėvis ir šiaip jie iš tikrųjų labai artimai bendravo ir vienas kitą visai priėmė. O žinoma, kad Smuglevičiaus tie garsieji Tito termų vadinamieji lakštai yra raižiniai, kurie yra spalvinami visą XIX amžių iš tikrųjų įvairiais laikotarpiais, visaip jie spalvinami kitų dailininkų. Čia tam tikrą analogiją turime ir tą Rosio vieno tik tai raižinio. Tai yra to raižinio, kur prie katedros jau tokios naujo pavidalo rekonstruotos katedros, tarsi pristatytas jau nugriautų tuo metu Žemutinės pilies ar rezidencijos rūmų korpuso fasadas. Kitas dalykas, ką pavyko išlukštenti iš tokių irgi nežinotų ir iki galo neišaiškintų dalykų, tai yra 18 amžiaus pabaigos Vilniaus planų ta kolekcija ir čia jau ne mano, bent jau ne mano vienos nuopelnas, bet tikrai vertinant ir kolegių indėlį, galėjau ramia ranka parašyti šitam tekste, kad vienas iš pačių gražiausių, vienas iš pačių tiksliausių
XVIII amžiaus pabaigos planų, kuriame labai tiksliai užfiksuota Žemutinės pilies teritorija, yra sukurtas Lauryno Gucevičiaus, architekto, kurį labai mėgstu, kurį irgi tyrinėju ir kuris, iš tikrųjų yra pamirštas, jo kūryba yra primiršta arba tiesiog neišlikusi, išbarstyta, pakeista patys statiniai, tai to plano, labai iš tikrųjų puikaus plano identifikavimas ir priskirimas jam man yra tam tikros skolos mažytės dalies bent jau grąžinimas šitam architektui. O kartu su planu, remiantis rašybos, braižo analizė ir kitais paties brėžinio stilistiniais bruožais pavyko priskirti jam ir vieną šito Žemutinės pilies korpuso piešinį, kuris pavaizduotas toks atskirai lape, be katedros, tiesiog vien tik tai rūmų fasadas ir taip pat iš Krokuvos albumėlio nepasirašytas, tik tai prancūziškas užrašas yra apibrėžiantis objektą, tai irgi yra priskirtinas tai pačiai rankai kaip ir planas. Na ir atsiradus šitiems atskaitos taškams, tai yra visa kita ta ikonografija XIX amžiaus kažkaip sklandžiau ir logiškiau, mano supratimu, sugulė į seką. XIX amžių labai pagyvino Marcelis Januševičius, dar vienas mano labai mėgiamas personažas, kuris rėmėsi tais Rosio pirmavaizdžiais, bet paskiau pradėjo improvizuoti, buvo, sakykime, toks vienas iš Kamarausko pirmtakų, sakyčiau, jis pradėjo vaizduoti retro vaizdus, kurių nėra, bet vaizduotės ir ne tik vaizduotės, o tam tikrų, kaip dabar jau supratau, ir mokslinių, to meto mokslinių tyrimų pagrindų kurti imaginacinius šitos pilių teritorijos vaizdus. Ir vėl čia man buvo didelė nuostaba, nes paaiškėjo, kad jisai piešė tikrai ne vien tik tai, taip, kaip jam gražiau pasirodė, bet analizuodamas tuo metu žinoma senąją ikonografiją. Tai yra ir taip vadinamą Brauno planą ir kitus iki to laiko buvusius Vilniaus planus, kurių beje yra tikrai labai daug, žymiai daugiau yra planų negu miesto vaizdų, tokių peizažinių. Ir iš jam prieinamas tos medžiagos, tos kartografijos bandė sukonstruoti Žemutinės pilies teritorijos vaizdą, šitokių tam tikrų tikslumų, tik tai, sakykim, išorinis pastatų vaizdas yra absoliučiai hipotetinis ir tikriausiai su daug paklaidų, bet čia jau nieko negali padaryti, kai remiesi planu. Ir, žinoma, dar kartą peržiūrėjau kažkada prieš 20 metų pasiūlytą savo korekciją Smuglevičiaus garsiųjų piešinių datavimo. Tada labai atidžiai išanalizavusi įvairiausius irgi šaltinius, nusprendžiau, kad įsitvirtinus ir vis dar labai gaji nuomonė, kad jie sukurti 1785-86 metais, kai pirmą kartą Smuglevičius buvo Vilniuje, šita data yra negalima tiesiog, nes katedra nebuvo tada dar tokiam pavidale, jinai buvo tik pradėta rekonstruoti, buvo visa pastoliuose ir Smuglevičius niekaip negalėjo nupaišyti tokio vaizdo, koks yra užfiksuotas šituose piešiniuose ir jo akvarelėse. Ir pasitikslindama dar su naujesniais duomenimis, dabar labai ramia sąžine galėjau palikti savo datavimą. Tai yra, kad tai yra piešiniai sukurti pačiame 18 amžiaus gale, kai Smuglevičius jau atvažiavo į Vilnių kaip akademijos profesorius. Tai tiek tų atradimų, dar buvo turbūt ir smulkesnių kažkokių dalykų, bet paliksiu tą jums rasti knygoje. Dėkoju akademikiai Rūtai.
Rūta Janonienė ir dabar dar norėtų jau iš karto komentuoti Vydas Dolinskas. Kažką dar įžvelgė. Ne, aš čia tik šiaip šitą Rūtą, aišku, kuklinasi. Reikia atkreipti dėmesį, kad pavyzdžiui mes labai gerai tą Brauno atlasą žinom, ar ne? Ir kadangi jis buvo atspausintas tas tomas, kuriame Vilniaus vaizdas yra paskelbtas 1581 metais, tai daugelis irgi ir istorikai, ir meno istorikai kartais nekritiškai rašo, kad 581 metų vaizdas. Tai Rūta jau prieš 20 metų ir Drėma atkreipęs buvo į tai dėmesį ir kiti, bet Rūta labai detaliai tą irgi aptarė ir dabar dar patikslino netgi, kad iš tikrųjų tas Brauno atlaso vaizdas vaizduoja padėtį 16 amžiaus pradžioje. Dar galbūt Žygimanto senojo rūmai jau stovi, bet Žygimanto Augusto rekonstrukcijos dar nepradėtos. Taip, iš gotikos į renesansą rezidencija pereina, kas yra irgi labai svarbu, nes tai ankstina keliasdešimt metų esmingai ir renesansą ir kitus dalykus. Tai labai ačiū Rūtai dar kartą. Labai trumpai tik tai prisiminiau, kad šitą, kai prieš tos 20 metų mes su grupe tyrėjų visoje Europoje gal per skambu, bet keliose šalyse labai atkakliai ieškojom Žemutinės pilies vaizdų su dideliu entuzijazmu, rausėmės bibliotekose, archyvuose ir senų spaudinių visokiose skyriuose. Labai nervino vis tas pats vaizdas, Brauno planas ir jo versijos. Atrodė, negi, niekas negalėjo nupaišyti ko nors naujo ir tada kažkoks buvo tokia tam tikra atmetimo reakcija, o vėl tas pats. O dabar, kai aš pasižiūrėjau, tai supratau, kad tos kopijos, taip, jos labai panašios, bet jos skiriasi, kiekviena vis skiriasi ir kiekviena tas skirtumai arba tekstiniai daly, arba vaizdiniai daly, jie irgi turi tam tikrą informaciją ir negalima juos numoti ranką, tai dabar yra truputėlį labiau atsižvelgta į tai. Tai tikrai dėkojame akademikai Rūtai Janonienei už įžvalgas ir tą papildymą tų tyrimų naujais įspūdingais faktais ir įžvalgomis. O šiandien mes taip kažkaip ir susėdom, nesitardami, bet taip kaip iš eilės ir kalbėsim matyt, nes kitas knygos kataloginę dalį palydintis tyrimas yra atliktas pačių parodos kuratorių ir šios knygos sudarytojų, tai Ritos Lelekauskaitės Karlienės ir Gabijos Tubelevičiūtės, nes jos apibendrino tą antrąją dalį parodos eksponatų, kurie aprėpia jau 19-20 amžiaus pirmosios pusės vaizdus, kuriuose užfiksuotas Vilniaus pilis, ir tai buvo daugybė panoraminių vaizdų, planų, žemėlapio, akvarelių ir grafikos darbų, taip pat fotografijų ir atvirukų. Ir šį tyrimą pristatyti šiandien pasirengusi Rita. Taip, prašau, Rita. Taigi, mes su kolegė rengdamas katalogą supratom, kad trūksta dar vienas dalies, nes jau turėjom gerbiamos Rūtos Janonienės tekstą ir jos tekste pastebėjom, kad viskas pasibaigė ties romantikais. Tačiau pati paroda dar apėmė ir rūmų debuties laikotarpį 19 amžių ir 20 amžių. Tad nusprendėme su kolegė parašyti tekstą būtent apimantį šitą 200 metų rūmų debuties laikotarpį ir kaip keitėsi Vilniaus pilių teritorija ir tuo pačiu dabartinių valdovų rūmų teritorija, kas šioje vietoje vyko ir kaip tuometinė okupacinė valdžia keitė pačios teritorijos funkciją ir patį vaizdą. Ir būtent tekste mes ir tą istoriją pateikėme pakankamai, manau, išsamei, kadangi taip istoriškai susiklostė, kad daugiausia apie XIX amžiaus pilių teritorijos kismą pasakoja žemėlapiai, tad daugiausiai jūs ir pamatysite žemėlapių. O taip nutiko todėl, kad okupacinė valdžia sąmoningai naikino ne tik kraštovaizdį, bet ir atminimo
Tai grafikos kūrinius, tapybos darbus, jeigu žinoma tokių buvo, greičiausiai buvo, nes Vilnius buvo visgi sostinė. Tad okupacinė valdžia mums paliko būtent iš XIX amžiaus pradžios rūmų laikotarpio negyvavimo pagrindė žemėlapius. Tačiau parodoje, jeigu kas lankėsi, tikriausiai pastebėjote, kad taip pat buvo ir nemažai fotografijų ir būtent tos fotografijos atspindėjo būtent tą nebūties laikotarpį, kas buvo daroma teritorijoje. Tai pastatomi paminklai skirti okupantų valdžiai ir poetams ir žinoma kitoms funkcijoms atlikti. Ir dar viena dalis, kuri taip pat mūsų tekstas parengtame buvo aptariama, tai jau atkūrimo vizijos, pačių rūmų atkūrimo vizijos. Ir šioje dalyje pristatomi keli dailininkai, bet daugiausia, tai yra dailininkai, keli architektai, bet daugiausia dėmesio yra skiriama būtent Juozapui Kamarauskui, Zigmantui Mečislovui Čaikovskiui ir Marijanui Moreliovskiui. Šie trys asmenys gyveno tuo pačiu laikotarpiu iki 20 amžiaus vidurio Vilniuje ir Vilniui skiria labai daug dėmesio ir jo atkūrime, stipriai kūryboje Vilnius užėmė svarbią vietą, ypač kalbant apie Juozapą Kamarauską. O šie visi žmonės tarpusavy bendradarbiavo ir žinoma, nemažai prisidėjo tarp jų ir Vytautas Landsbergis Žemkalnis, kuris bent jau neatsiejamas nuo Moreliovskio ir jo indėlio ir palikimo, kas buvo pristatyta parodoje. Tai Moreliovskio sukurtas žemėlapis vaizduojantis Vilnių iki 1655 metų. Būtent Vytauto Landsbergio Žemkalnio pastangomis ir dėka tas žemėlapis, bent jau tas, kurį jūs matėt parodoje, iš visų jų buvo 3, buvo ir sukurtas, nes būtent Vytautas Landsbergis Žemkalnis ir užsakė Moreliovskiui parengti šį žemėlapį. Tad visą tą istoriją jūs rasite mūsų tekste. Ir žinoma, taip pat tekste mes kalbame ir apie Sigitą Lasavicką, kuris taip pat prisidėjo nemažai prie pilių tyrimo, daugiausia, aišku, Aukštutinės pilies, bet ir taip pat ir pilių visos teritorijos. Ir žinoma, liko nepamirštas 1983 metais sukurtas projektas Nacionalinės dailės galerijai, kuris buvo parengtas architektų grupės ir kartu su Kaziu Napoleonu Kitkausku. Ir būtent šiame projekte pirmą kartą buvo iškelta Valdovų rūmų atkūrimo idėja. Ačiū Ritai, aš manau, tikrai skaitydami tą straipsnį tikrai rasite daug naujų faktų ir įžvalgų. O priminsiu, kad parodoje, kuri buvo eksponuota pas mus rūmuose praėjusiais metais, buvo pristatyta beveik 200 eksponatų. Ir jie buvo pristatyti, laikantis tam tikros koncepcijos, struktūros. Matyt, taip, ta struktūra išlaikyta ir kataloge, tai pristatyti tą knygos patys principą, sudarimą, koncepciją, paprašysime sudarytojos Gabijos Tubelevičiūtės. Tai labas vakaras dar kartą visiems. Iš tikrųjų, kolegos jau nemažai katalogo struktūros aspektų paminėjo, ypač chronologinių principų, kažkiek ir tematinių. Tai aš pasistengsiu taip labai glaustai viską pristatyti ir ką iš kiekvienoje iš katalogo dalių galėsite pamatyti. Tai žinoma, katalogas, kaip ir dauguma mūsų muziejaus katalogų, tradiciškai prasideda tekstų dalimi, kurioje publikuojami moksliniai straipsniai. Tai kaip ir jau minėjo kolegos, tai ir gerbiamos Rūtos tekstas yra
ir kolegės Ritos bei mano parengtas tekstas. Na, o pati kataloginė dalis, kaip ir praėjusiu metu rudenį atidaryta paroda, buvo suskirstyta iš viso į 5 dalis. Na, o skirstymas buvo paremtas ir chronologiniu principu, tai einant nuo pačių ankstyviausių laikų, netgi nuo 14 amžiaus antrosios pusės iki pat 20 amžiaus pabaigos. Tačiau taip pat yra ir tematinių principų suskirstyta dalis, kadangi išskyrėme ir žemėlapius, ir planus, ir fotografijas, ir kitus ikonografinius šaltinius. Taigi kataloginę dalį, kaip ir parodą pradėjo dalis pavadinimu topografija Vilniaus pilys planuose ir panoramose. Ir čia kaip ir parodoje, taip ir kataloge galėsite pamatyti nuostabios kokybės ir nuostabaus grožio Georgo Brauno vaizdo, skaitmeninius vaizdus ir trumpus jų aprašymus etiketėse. Taip pat Tomo Makovskio Vilniaus panoramą, kurios kairėje pusėje labai puikiai matosi ne tik Vilniaus pilių teritorija, bet ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai. Taip pat 17 amžiaus viduryje parengta Getkonto Vilniaus gynybinių įtvirtinimų planą, gerbiamos Rūtos minėtą vadinamąjį Vilniaus pilininko planą, kuris naujausiais duomenimis autorystė priskiriama architektui Laurynui Gucevičiui. Paskui pamatysite ir antrąją dalį, kuri vadinasi Būtis Vilniaus pilys senojoje ikonografijoje. Ir čia bandėme surinkti vaizdus, kurie rodo rūmus, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmus ir Vilniaus pilių teritoriją dar tuo met, kai rūmai egzistavo, tai yra iki jų nugriovimo. Čia jau gerbiamas generalinis direktorius minėjo, jog kaip ir parodoje, taip ir kataloginėje šioje dalyje svarbiausi vis dėlto buvo Pranciškaus Smuglevičiaus albumas bei Lauryno Gucevičiaus Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų fasado vaizdas. Trečioji parodos dalis buvo skirta XIX amžiui ir romantikų vizijoms, tai yra tas laikotarpis, kai rūmai jau labai gaila buvo nugriauti, tačiau atgijo dailininkų ir kitų kūrėjų romantikų atmintyje. Ir dalis vadinosi Gyvastis Vilniaus pilys romantikų vizijose. Tai didžiąją dalį autorių jau gerbiami kolegos paminėjo, tačiau taip pat galėsite išvysti ne tik minėto rūmų fasado vaizdų kopijas, tačiau ir Marcelio Januševičiaus darbus, Račinskio, taip pat ir Rustemo. Ketvirtoji dalis, ištrynimas, istorinio kraštovaizdžio naikinimas, buvo skirta parodyti carinės Rusijos okupacijos metu vykdytus istorinio kraštovaizdžio naikinimo aspektus. Ir būtent šią dalį pradėjome planais, kuriuose atsispindėjo Vilniaus pilių teritorijos būklė, kai rūmai ką tik buvo visai po nugriovimo. Ir čia išvysite irgi keletą XIX amžiaus planų. Kiti planai yra susiję jau su po 1830-31 metų sukilimo įvykusia kita okupacinės valdžios vykdyta istorinio kraštovaizdžio naikinimo priemonė, tai yra Vilniaus pilių teritorijoje ir šiek tiek už Neries pradėtoje įkurti rusų gynybinė tvirtovėje. Dar ko nepaminėjau, irgi ne tik planai šioje dalyje, tačiau taip pat yra ir akvarelių, pavyzdžiui, labai gražios, bet tuo pat metu liūdnos Peškos akvarelės, kuriuose matosi tuščias laukas, kuriame kažkada stovėjo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai, ir šalia stovinti katedra. Ir penktoji dalis, simboliškai pavadinta Susigrąžinimas. Ir yra skirta 20-ajam amžiui bei Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų rekonstrukcijos projektams ir planams. Tačiau ir generalinis direktorius minėjo, kad dalį pradėjome Juozapo Kamarausko.
Jis dar XIX amžiaus pradžioje pradėjo kurti tokius pirmuosius rūmų atkūrimo, galimus rūmų atkūrimo projektus. Na, o pratęsė šį darbą jau minėti Marijanas Moraliovskis, Čaikovskis, Sigitas Lasavickas ir turbūt 20-ąjį amžių užbaigė Napoleonas Kitkauskas. Tai buvo jo parengtas kartu su kitais kolegomis architektais rūmų atkūrimo projektas Nacionalinės dailės galerijos konkursui. Na, ir tai buvo paskutinė neįgyvendinta Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atkūrimo vizija. Na, ir aš dar pasinaudosiu progą, generalinis direktorius iš tikrųjų paminėjo eilę žmonių ir institucijų, kuriems verta padėkoti ir labai reikia padėkoti, bet aš dar šį sąrašą, jeigu direktorius leis, norėčiau išplėsti. Tai iš tikrųjų norėčiau padėkoti visoms Lietuvos institucijoms, kurios suteikė tikrai puikios raiškos vaizdus. Tai yra ir Lietuvos nacionalinis muziejus, kurie labai koordinuotai parengė naują to didelio Marijano Moraliovskio plano skaitmeninį vaizdą ir mums jį neatlygintinai suteikė ir mes katalogai galėjome parodyti per visą atvartą ir netgi galite įskaityti plane esančius užrašus, taip pat Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui, Vilniaus universiteto bibliotekai. Tai yra tos 3 pagrindinės institucijos, kurios daugiausiai prisidėjo prie šio katalogo skaitmeninių vaizdų suteikimo. Tai dar kartą ačiū joms. Na, o aš norėčiau padėkoti mūsų matyti visų vardų sudarytojom, kurios tikrai atliko milžinišką darbą tiek kaip parodos kuratorės, tiek kaip ir šio leidinio sudarytojos ir teksto autorės. Taigi ačiū Ritai ir Gabijai, o Gabijai, manau, vėlgi visų mūsų vardų linkime sėkmingai finišuoti su magistro darbo, kuris jau yra pakeliui ir tikrai tikimės, kad galėsim sveikinti netrukus magistrę Gabiją Tubelvičiūtę. Tai sėkmė šituose darbuose. O dabar mūsų pokalbį jau einant į antrąją pusę, liko išklausyti tų įžvalgų, kurias pamatė dar rankraštyje šio katalogo recenzentės. Tai aš galvoju, kad vis tik pažeisiu tvarką ir pirmiausia kreipsiuosi į Rasą. Daktarė Rasa Butvilaitė, kuri yra architektūros istorikė, taip pat prisilietusi prie Vilniaus istorijos tyrimų per architektūros prizmę. Ir Rasa, iš tikrųjų, kokie įspūdžiai buvo tiek parodoje, tiek vartant šią knygą? Kaip visos parodos, tai yra pradžią turintys ir pabaigą turintys įvykiai, tokie tarsi laike fiksuoti. Tuo tarpu šis, vadinate katalogų, bet tai yra, sakyčiau, kur kas visom prasmėm platesnio nei vien katalogas turinio leidinys, tai yra tokia paroda lydinti knyga ir pratęsianti parodos gyvenimą. Knyga turinti ir daug tų aspektų, kurių parodoje gal ir nematėme arba nepastebėjome. Žodžiu, yra papildytas leidinys labai įdomiais, išsamiais čia kalbėjusių kolegių tekstais ir įdomia pratarme. Na ir kai gavau knygos rankraštį ir įdėmiai jį peržvelgiau, supratau, kad turėčiau save prisiversti, surasti kažkokių tai priekaištų ir priekabių. Nepaprastai kruopštus, išsamus ir preciziškas darbas ir sudarytojų, ir autorių, ir redaktorių buvo nuveiktas. Bet dar vieną dalyką, kurį apmąsčiau, tai kokia yra šito leidinio, šitos knygos vieta apskritai visoj paskutinių dešimtmečių Vilniui skirtų darbų istoriografijoje. Kaip žinia, paskutiniaisiais dešimtmečiais išleidžiama nepaprastai daug ir mokslinių tyrimų, įvairiausių leidinių. Dažnai jų gausoje pasiklystame, dažnai vertingi tyrimai lieka nepastebėti. Bet aš kaip architektūros tyrinėtoja ir Vilniaus mylėtoja galiu išskirti
šitą knygą galiu priskirti prie svarbiausių Vilniui skirtų monumentalių leidinių. Turbūt jų tokį savotišką, sakyčiau, ciklą pradėjo visiems gerai žinomas legendinis Vlado Drėmos leidinys Dingęs Vilnius, pasirodęs 1991 metais ir jau čia paskutiniuoju metu, nežinau dar kiek kartų leistas, perleistas, tikrai didžiulis paminklas Vilniui. Dar viena labai svarbi Vilniui skirta knyga, tai yra Nacionalinio muziejaus išleista ir jos tyrinėtojų grupės vadovaujamos Birutės Rūtos Vitkauskienės parengta 2016 metais, jeigu neklystu, Vilniaus miesto planams skirtas monumentalus leidinys. Praėjusiais metais ta pati, gal kiek pakeista komanda išleido dar vieną paminklą Vilniui, tai yra knygą Atrasti Vilnių, kurioje sudėti šaltiniai, pristatantis Vilniaus maketo sukūrimą ir jo visus išteklius. Tai yra carinės imperijos laikais labai kruopščiai dokumentuoto Vilniaus miesto namų, gatvių, išklotinių planų, toksai vaizdų ir informacijos apie juos rinkinys. Ir stebuklas, kad apskritai mokslininkės sugebėjo prie jo prieiti, nes informacija saugoma Rusijos archyvuose. Ir galiausiai šitas leidinys, tai, sakyčiau, tai taip pat yra knyga visiems, kurie ne tik tyrinėja Vilnių kaip mokslininkai įvairiausiais aspektais, ar architektūrinių, urbanistinių, meninių, archeologinių ar dar kokių, bet ir tie, kurie domisi Vilniaus istorija, vėlgi visokiausiais aspektais. Toks leidinys, kurį reikia, angliškai kalbant, must have, tai yra privalu turėti. Nes, mano galva, tai yra leidinys, kuriuo galima pasinaudoti ir kaip šaltiniu atspirties tašku kažkokiems atliekamiems tyrimams ir šiaip pasidomėti, vėlgi naujai atrastais Vilniaus aspektais. Galiausiai man kaip dailėtyrininkai yra įdomus publikuoti katalogę, surinkti parodoje, eksponuoti objektai ir kaip informacijos šaltiniai liudijantis ne tik pilių istoriją ar architektūrinę raidą, bet bylojantis daug daugiau dalykų. Tai yra ir apie kiekvieną iš jų autorių, kažkokią istoriją, apie dalykus, kuriuos jie matė, kuriuos jie norėjo matyti, ar apie kiekvieno laikotarpio autorius, kas buvo vertinama, į ką kreipiamas dėmesys, kiek informacija buvo fiksuojama tiek tiksliai, o kiek joje kažkokios tai imaginacinės vaizduotės įspaudų palikta. Žodžiu, tai yra viena vertus ir atlikto didžiulio tyrimo, tokio kompleksiško tyrimo publikacija, bet kartu ir labai vertingas parankinė knyga, galintis tapti šaltinių rinkinys. Ačiū, kad išleidote. Ačiū, daktarė Rasai Butvilaitei. Aš manau, kad jau Rasos pasisakymas paskatino visus, kurie dar neturi tos knygos, išeinant ją pasiimti, įsigyti už ypatingą šios dienos kainą. Ir žvelgiu į kitą recenzentę, daktarę Liną Balaišytę iš Lietuvos kultūros tyrimų instituto, kultūros istorikė, kuri prie Vilniaus istorijos prisilietusi nuo pat savo disertacijos laikų, kada tyrinėjo šventes, viešąjį gyvenimą ir visus kitus taip pat Vilniuje vykusius įstabius dalykus.
Tai kaipgi, Lina, ši knyga, kaip žvelgiant į ją, na, tokiu suinteresuotų recenzentės žvilgsniu? Jeigu žiūrėčiau kaip recenzentė, tai jau Rasa nugrebė mano mintį. Norėjau pasakyti, kad labai vertinga medžiaga surinkta. Iš tikrųjų, visi, kas tyrinėja Vilniaus ikonografiją, gali pasakyti, kad tos medžiagos yra nedaug. Nors vadas sakė, kad daug, bet iš tikrųjų labai nedaug. Jis reikia po kruopą rankioti ir jie yra išbarstyti įvairių šalių atminties institucijose. Ir aš įsivaizduoju, kad čia yra tikrai daugelio metų darbas surinktas. Ir irgi užsirašiau tokią mintį, kad tokią knygą būtina turėti ir pasidėti šalia Vlado Drėmos Dingusio Vilniaus. Nes iš tikrųjų jinai ir ją papildo, ir su ją diskutuoja. Ir čia galim palyginti. O kaip paprastas skaitytojas, tai galėčiau tokį aspektą išryškinti, kad čia tokia knyga, su kuria turi aktyvų santykį. Nes dažnai tie būna katalogai išleisti, tu juos parsineši po parodos, pažiūri kartą ar du, pasigroži tais vaizdais ir pasidedi. O čia tu dirbi su tuo katalogu, tu tampi istorijos detektyvų praktiškai, nes aš nežinau, ar visi besidomintys istorija turi aistrą Vilniaus planams seniesiam. Aš prisimenu nuo paauglystės, kai jau buvo išnaršytas senamiestis, būdavo be galo įdomu palyginti, o kaip keitėsi, nuo Brauno laikų, kiek čia 400-500 metų praėjo, kaip ta struktūra miesto keitėsi, kokie statiniai liko, kaip jie modifikavosi. Ir dabar, kai gavau katalogą, tai pirmiausia žiūrėjau planus, labai įdomu buvo, bet pasirodo dvigubas malonumas žiūrėti juos ir kartu skaityti Rūtos Janonienės straipsnį, nes Rūta yra istorijos mįslių sprendimo didmeistrė. Ir iš esmės jinai išnagrinėjo kiekvieną iš tų planų, nurodžiusi, kas teisinga, kas galbūt pavaizduota nelabai teisingai, atkreipė dėmesį tokius smulkius objektus, kurius gal tu net žvilgtelės nepamatysi. Ten Valdovų rūmų sodas, kita upės vaga, tiltai, bokštai. Tai tiesiog labai įdomu kartu vartyti, žiūrėti, pačiam savo atradimus daryti ir skaityti Rūtos tekstą. Tas pats ir su ikonografija, nes irgi jinai tokia, senoji ikonografija yra labai tokia fragmentuota, labai neaiški ir ją irgi reikia konstruoti kaip mozaiką iš tokių stikliukų, kad suprastum tą vaizdą. Ir po to tas sprogimas šitų vaizdų 18 pabaigos, to minėto Rūtos Gucevičiaus ir Smuglevičiaus nuostabių akvarelių. Ir čia ypatinga padėka vadui, kuris atvežė šitas akvarelės, kur tikrai mes daugiau progų jų pamatyti nebus, be galo gražios. Ir jo katalogas dar yra to ir vertingas, iš tikrųjų, kad ką tu parodoje tik probėgšmiais gali pamatyti, čia tu gali tyrinėti ilgai, gali pasiimti, nežinau, padinamą į stiklą, žiūrėti tas detalės. Vienintelė galbūt pastaba, dar norėčiau tą ir išryškinti šitą tekstinę dalį, nes kai kur man trūko tų legendų ir kad dar galėčiau savarankiškiau ten tyrinėti, o kokie ten objektai pavaizduoti. Jo, ten ir 19 amžiaus vėl čia Rūtos atradimai ir Rosio šitas paveikslas padotos kartotės. Irgi labai įdomu nagrinėti, kas ką kartojo, modifikavo, kaip perpiešė. Ir paskutinės dvi dalis lydintis katalogų sudarytojų Ritos ir Gabijos straipsnis, taip pat puikus, kur apibendrinta visa medžiaga, ką mes žinome ir ką carinė valdžia darė šitoje teritorijoje, nugriovus rūmus, kaip jinai panaudojo jos saviem tikslams, kariniams, ideologiniams. Ir čia turbūt irgi bus daug tam tikrų atradimų, kaip ir man, pavyzdžiui, aš nežinau, kad iki 1831 šitoje teritorijoje buvo nugriauta daugiau negu 30 pastatų, ar ne? Tai tikrai irgi nežinojau, kad tiek daug čia buvo, tokie didžiuliai tie griovimai buvo.
Na ir ta paskutinė dalis turbūt tokia kaip apibendrinanti viską, ką mes iki šiol matėm 4 dalyse, po to 19 pabaigoje Kamarauskas, po to 20 amžiaus mokslininkai, dailininkai, architektai, jie tiesiog žiūrėdami į tuos vaizdus kūrė savo rekonstrukciją, savo vaizdinę viziją, kaip tai atrodė. Tai irgi labai įdomu pačiam dalyvauti, atrandant, kaip jie visą tai konstravo. Na, tai ir pabaigai tiesiog tokia noriu paakinti, kad ir įsigyti šitą katalogą, bet kartu ir aktyviai skaityti, studijuoti, tyrinėti, aptarinėti. Žodžiu, manau, kad jis tikrai to vertas. Labai ačiū, daktarai Linai Balaišytei. Na, iš tiesų malonu girdėti tokius išorės ekspertų vertinimus, nes kai patys darom, atrodo, kad gal to ir kito ir dar kažko trūktų, bet jei atrodo iš šalies, kad padaryta tikrai gerai, tai labai malonu ir džiugu ir glosto širdį, manau, visiems šios knygos sudarytams ir teksto autoriams. Na ir dabar tikrai norėtųsi dar kartą įvardinti juos ir padėkoti. Tai visiems katalogo sudarytojams, kurių yra ne tik Rita Lelekauskaitė Karlienė ir Gabija Tubelevičiūtė, bet ir daktaras Vydas Dolinskas ir Marius Uzorka. Na, o tekstus, kaip jau girdėjote, rašė akademikė Rūta Janonienė, daktaras Vydas Dolinskas, Rita Lelekauskaitė Karlienė ir Gabija Tubelevičiūtė. Tai dar kartą jums visiems dėkui. Dėkojame katalogo leidybos koordinatoriams Gabijai Tubelevičiūtei ir daktarai Živiliai Mikailieniai, kalbos redaktoriai Laimai Kunickytei ir vertėjai į anglų kalbą Albinai Strungai, nes kažkaip praslydo kalbėtojams visiems, kad katalogas yra dvikalbis, visi tekstai yra 2 kalbomis. Tai ne tik, kad galite patys drąsiai imti ir skaityti, bet ir dovanoti visiems savo kolegoms užsieniečiams, draugams ir bičiuliams, nes šie tekstai gali gyventi ir skleistis plačiai visur, kur tik yra kalbama ir suprantama anglų kalba. Tai tikrai knyga gali tapti ir puikia dovana visiems, kuriems svarbu ir įdomu mūsų amžinosios sostinės istorija. Na ir dar didžiausia padėka yra už knygos dizainą, iš jos pavidalą toks, koks jis dabar yra ir džiugina mus. Tai savo Tako komandai ir Sauliui Marteckui. Tai iš tiesų galime džiaugtis, dėkoti, ir raginti visus įsigyti, o aš jau žinau, kad direktorius dar norėtų tarti žodį. Taip? Atsiprašau, dar jo kilo porą minčių klausantis, tai pirmiausiai ačiū Linai už tą pastebėjimą. Iš tikrųjų, nebe pirma paroda, kada atsivežam kažkokias lituanistinės vertybės, gal ne meno kūrinius, bet dokumentinių paveldo kūrinius, kurie kartais ir meno kūriniai. Ir stengiamės tada tikrai pasikviesti Lietuvos specialistus, kad jie pamatytų tuos kūrinius gyvai, čia, neskubėdami, savo akimis su padidinimo stiklais, su apšvietimais ir taip toliau. Tai neseniai turėjome Alberto Goštauto maldyną, tai turbūt arti 10 specialistų ir Sigitas Narbutas, ir Kęstutis Gudmantas, ir Mintautas Čiurinskas, ir Rimvydas Petrauskas, nepamenu, Rūta buvo? Kitų Rūta mačiusi. Šitą. Suteikėm galimybę tiesiog pavartyti ir atidžiau pasižiūrėti į šitą maldyną. Ir lygiai tas pats buvo su tais albumais iš Krokuvos atkeliavusiais. Su direktoriais neoficialiai buvom suderinę, kad gali Lietuvos mokslininkai pasižiūrėti tuos albumus, o kuratoriai ir restauratoriai to nežinojo Krokuvoje. Tai jiems tai buvo ramiau ir mums taip pat. Vydai, bet atsimenu, kad lyg tai buvo taip, kad Lenkai labai jau į parodos pabaigą jau atvažiavo visa delegacija, kad, žodžiu, ištiesiai iš vitrinos, iš ekspozicijos galėtų susisemti. Nes būklė tai tokia, jie, kaip supratau, nerestauruoti. Taip, tas vienas albumėlis Nesmuglevičiaus, jis iš tikrųjų ten praktiškai iširęs, atskiri lapai, tai sunku, bet Rūta žadėjo dar vieną straipsnį iš to albumėlio parašyti. Nes ten daug gražių vaizdų yra įdomių. Ne iš Vilniaus, bet vis tiek labai įdomių. Ir dar, kalbant Rūtai, prisiminiau vieną dalyką, kuris yra anekdotinis, bet yra faktas.
XIX amžiuje toks tūlas grafas Račinskis išleido dokumentų rinkinį, kuriame buvo publikuotas, tarp kitko, ir 1560 metų popiežiaus nuncijaus Bongiovanio, Bernardino Bongiovanio pranešimas, reliacija apie Žygimanto Augusto lobyną, ten šarvyną ir ką tik tai nori, bet publikuotas labai įdomiai, be pradžios. O be pradžios ta reliacija publikuota todėl, kad labai aiškiai pradžioje yra sakoma, kad Bongiovanis buvo Vilniuje, Žygimantas Augustas didžiųjų kunigaikščių rūmose slapta pats nuvedė jį ten ir parodė visus tos lobius, kad nematytų Lenkai, nes neapkaltintų jo išlaidavimu ir taip toliau. Žodžiu, slėpė visus šitos lobius Vilniuje, kadangi čia buvo paveldimas didysis kunigaikštis, šiam niekas negalėjo papriekaištauti. Tai va, kai tą priekį nukerpi, tai iki šiandien, o dabar Jogailaičių paroda buvo Krokuvoje ir toliau kai kurie bent jau lenkų menotyrininkai rašo, kad tai yra Krokuvos Vavelio lobyno ir šarvų rinkinio prašymas. Tai va, Rūta su Mintautu Italijoje turbūt 3 ar 4 nuorašus rado ir Florencijoje, ir Venecijoje, ir Mantojoje turbūt, ar Milane, su pradžia. Ir šita pradžia sako, kad tai Vilnius. Tai aš noriu pabaigti, gal dar kas nors norės kalbėti, bet savo pasisakymą palinkėjimu visiems tyrėjams ir visiems mums, kad kadangi jau apibendrinom, ištyrinėjom, kiek galėjom tuos ikonografinius vaizdus, kuriuos dabar turime ir kuriuos pavyko surinkti, tai laikas rasti kažką naujo. Ir aš labai linkiu ir tikiu, kad tikrai yra ką rasti naujo. Kažkur kažkas slepia, o gal kai kur tiesiog nežino, ką turi, gal pavadinimas nusitrynęs, bet kad tų vaizdų buvo. Tai aš dabar įsitikinau, vėlgi, kaip jau minėjau, pakėlusi įvairią dokumentaciją iš archyvų apie Smuglevičių ir pastebėjau, kažkaip anksčiau praslydę buvo pro akis, kad ne vienas Smuglevičiaus mokinys prisiminimuose ar kažkur laiškuose ar dar kažkur yra paminėjęs, kad piešė daug Vilniaus vaizdų. Kur jie? Smuglevičiaus tie vaizdai, kuriuos turim pilies teritorijos, jie iš tikrųjų kurį laiką buvo dingę, XIX amžiaus pirmoje pusėje atsirado Vilniuje, tarsi buvo nežinomi. Bet aš supratau, kad buvo kiti Smuglevičiaus vaizdai, kurie buvo žinomi. Jisai dėstė peizažinę tapybą. Tai 18 pabaigoje tie jo mokiniai piešė Vilnių. Kažkur turi būti. Linkiu rasti. Na, iš tiesų dabar taip ir knieti, bandyti kelti visus mokyklinių laikų užrašus, asvinukus, galbūt kas nors kada ir pamatys. Tai manau, tikrai tuose archyviniuose rankraštynų lobiuose gali būti daug stebuklų ir mūsų galbūt ir Vilniaus vaizdų. Dabar pats metas jūsų klausimams. Ar norėtumėt knygų sudarytojų, teksto autorių pasiteirauti? Gal ne visus klausimus jums rūpimus buvo atsakyta pristatymo metu? Nematau kylančių rankų, matyt visi skuba kuo greičiau įsigyti knygą ir pasinaudoti progą dar gauti sudarytojų autografą ir tikrai praleisti vakarą maloniai vartant šios tikrai puikios knygos puslapius, ko visiems ir nuoširdžiai linkiu, kartu dėkodama visiems pokalbininkams už knygos pristatymą ir manau tokį išlydėjimą į gyvenimą, na, tikrai rimtą, solidų ir su didelė viltimi, kad Vilnius klestės kaip mūsų amžinoji sostinė, kaip atminties lobynas, dorybių šaltinis. Gero vakaro visiems.